Tai labas rytas, bičiuliai. Šeštadienis ir šiandien lapkričio 1 ir mes dirbam. Na, o mūsų visus automobilius galite rasti vienoje vietoje autobrokeris.com svetainė. Šiandien nuo pat ryto turim jums tokią prekę, bičiuliai. Nissan X-Trailas 2017 metų, 1,6 litro, 96 kW, dizelinas. Automobilis su gausia komplektacija. Truputuką dabar, murzinas, natūralu, ką tik nustojo lietus lyti. Bet, kaip sakant, ką darysi, toks tas gyvenimas, dirbti reikia. Taip, prakalbėkime apie komplektaciją. Parktronikai priekyje gale, galinio vaizdo kamera, 360 kameros, tai reiškia ir šonios matot pavidrodėlį, ir priekinį, ir galinę. Žodžiu, pilnai visas automobilis matos. Elektrinis bagažinės dangtis. Štai toks salonas su tokiom karbono imitacijos apdailom. Visas juodas, turi kylėsą. Taip, turi aklas zonas, veidrodėliai užsilenkiantis. Čia viskas taip pat gerai. Taip, čia irgi viskas gerai, dariaus diagnostiką švaru, panorama per visą stogą, pritempstantis veidrodėlis, automatas, šildomos sėdynės, padelių laikikliai, USB auksas pirikurka. Taip, čia toliau turime ką? Turime klimatroniką su veikiančiu kondicionierium, turime multimediją, navigaciją, pilnai multifunkcinis vairas, autopilotas, bagažinės liftas atsidaro taip pat iš čia, start-stop sistema, eko režimas, lipam į vidų. Taip pat turime susidūrimo prevenciją, linijų palaikymą, ženklų atpažinimą. Žodžiu, tikrai nėra tuščias, komplektacija gera. Rida 190 000 km. Įjungiam atbulinį, štai 360 kameros, kaip sakiau. Po kapotu viskas gerai, tvarkingai, jokių tepalų nuotykių, rida tikra. Toks automobilis, bičiuliai, jūsų dėmesiui. Ką domina, skambinkit, rašykit, nurodytais kontaktais. Mano kontaktus rasite, kaip visada, man virš galvos, važiuojam autobrokeris Facebookas arba Instagramas, arba nurodytų telefono numeriu. Ką dar? Šito automobilio kaina būtų 10 700 eurų, bičiuliai. Nei daug, nei mažai, skaitau gerą kainą už 17 metų X-Trailą, kuris tarp kitko yra 7 vietų. Užmiršau paminėti. 7 vietos, viskas ok. Kaip sakant, hebramobilis, prisikroviai šeimos ir leki savo pakeliauti, ar nežinau, kaip šiandien lapkričio 1 tai ant kapų. Tai va, bičiuliai, tokie reikaliukai, tais pačiais kontaktais galite susiekti su manimi, jeigu norite, kad ir jūsų automobilį parduotumėm arba jį atpirktumėm. Čia jau, kaip sakant, kaip susitarsim, kaip norėsit, taip ir padarysim. Svarbiausia, kad automobilis būtų tvarkingas, be paslėptų defektų. Ir žinoma, kas be ko su tikra rida. Tai va, bičiuliai, tiek žinių šiam kartui, nuo pat ryto. Toliau lėkime darbuotis. Aikštelė dirba šiandien iki 3 valandų dienos. Taip kad, jeigu norite apsižiūrėti šitą automobilį ar bet kurį kitą, kurį mes turime, galite drąsiai atvažiuoti ir tai padaryti. Ačiū visiems ir iki sekančio karto.